Labą dieną. Po darbo. Varau pažiūrėt biškį. Bandysiu šį kartą labiau gal su dugninę gaudyti. Pasiėmiau ir spinningą. Pažiūrėsim, kas čia geriau bus. Tikiuosi gal kokią lydekėlę pagauti. Jei tos nekips, tai tada bandysiu vitingėlį pasigauti. Vieną kitą vakarienį. O jeigu ir tie nekips, tada liksiu nevalgęs vėl. Tik atplaukiau į vietą. Iš karto žuvies rodo nemažai. Tai pabandysiu dabar ant pilkeriuko. Kol skumbrė atitirps. Tada žiūrėsim. Maždaug gaudau taip, kad nuleidžiu ant dugno. Ir kelnamas į viršų tampau. Pakeliu įvairiai, priklauso nuo vietos, nuo gylio. Kartais 10 metrų, kartais 20. Kad pilkerio nenori. Uždėsiu gumą. Pačią geriausią va sukramtyti belenkaip. Su spinningu čia žiūrim biškiau. Reiktų didesnį svorį dėti. 40 gramų įdėjau ant 70 metrų, tai nelabai eina dugnas ras dabar. Va kiek leidį, tiek leidį. Čia skumbrė praktiškai čila. Tuo pasieksiu dugną ir bandysiu dugninę leisti. Žodžiu, dugno nėra. O, žuvis yra. Dar nesuprasiu, kokiam jinai čia gylį paėmė. Kaip čia per žuvis bus. O kas neatrodo didelė, bet valtis sugebėjo apsukti. Matau. Ryžą. Ryžą neužauga. Atgal. Bandysiu dabar dugninę. Stemėlė paprasta labai. Trumpas pavadėlis. Mažas kalmariukas. Apačioj galvakablis šviečiantis ir nedidelė skumbrė. Gylis čia 75 metrai. Žiūrėsim. Kol šitas lesis, reikia užsidėti didesnę biškį gumą. 40 gramų, tai jau labai ilgai skęsta. Nors ir gerai kimbančių šitos. Dabar pabandysiu va tokią. Užsimečiau dabar dugninę. Tikiuosi bus galima ramiai parūkyti. Iš karto nieks nekips. Guminuko vėl iškibo kažkas tai. Irgi nedidelė. Netoli visai. Panašu, kad vėl menkytė ryža. Dugninė kol kas visai tyli.
Nė vieno barkšnio nebuvo. Spiningo jau antras žuvis. Pavedė. Tokia. 2 kilo gal. Nenukas toksai. Lydekinis. Bet tinka ir saidomą tai. Va, 3 žuvis ant spiningo. Dugninė vis dar tylė. Nė barkšnio buvo. Aš čia panašu, kad irgi turėtų būti menkė. Bet ne, čia bus gysė. Ką čia pridarys mano gumai. Nu taip, užkibo. Trečia žuvis. Kol kas visos skirtingos. Vis kaip ir įdomu. Bet visos nedidelės. Kol spiningas kastą pažaidžia su dugninė. Kastą spiningą. Tada dugninę palieku, gaudo su spiningu. Bet nenori ant mėsos visiškai. Nu, dar čia biškį padrifuosiu ir bandysiu išplaukti per naują. O čia kiek saidukų rodo. Per vidurio eina. Monstras užkibo dabar eurus ant spiningo. 3 kartus dar palaikiau, kad suprasčiau, kad tikrai žuvis. Turbūt bus iš guminuką dar mažesnė. Na, panašiai. Šonu kimba kažkaip. Ką reikia vyniot. Bandyti išplaukti per naują. Gal kažkas tai vis tik iškips ant tos dugninės. Kaip neįtikėtina, kad taip visiškai nekipto, nes nors ant spiningo jau 3 žuvis pagavau. 4. Šiek tiek mažesnė. Kad bent kažkas tai pajudytų. Dabar sustoju šiek tiek giliau. Nuoda 102 metrai. Žiūrėt, kaip čia bus. Turbūt ilgai ir nubodė tas twisteris kas mano. Reiktų gal čia pilkerį dėti. Žuvies rodo. Neaišku, ką čia rodo dar. Žuvis nekimba, bent parūkiai duoda ramiai. Kaip gerai. Skibimas ant dugninės. Kas tai tampa. Bet panašu, kad nebus didelė. Bet yra. Bus 5 rūšis ar ne šiandien.
Prasme. Easy. Na tokia. Leidžiu orą. Leidžiu. Bye. Kol kas su kibimu tai sudėtinga kažkaip. Mažytės patampa tik tais. Nieko rimčiau. Gal per geras oras dabar? O. Vlada. Bet ir nepaimu. Štampa. Nagi. Man biškai atsigavo dugninė. Vis tiek kažkokias tai neužaugas tampa, bet kažkas bent tampa. Gerai. Aha. Šiek tiek didesnė. Spinningas nutilo, pradėjo kipt ant dugninę. Langė. 6 rūšis. Kol kas visas žuvis, kurios pagavau, skirtingos. Ir labai gerai. Tokia. Ne per didžiausia, bet šitoj pusėj dar baika. Kai raketą nuvarė. Čia nerimta patampė. Paliko. Pabūdas spinningas. Kažkokia labai mažytė vėl. Ne, šį kartą lylės. Nu super, 7 žuvis ir skirtinga. Nedidukas, bet vis tiek lyriukas. Šitaip dugninė nutilo, buvau įsikūrusi ir vėl nurimo. Galimi 2 variantai, nunešiu nuo vietos arba nukando masalą. Kur tos visos didelės šiandien, bet čia visokias neužaugas. Ūgis buvo geras, bet vis tai nėra didelė. Langė nedidelė. Tokia. Sąjau. Tai.
Va, 4 tie guminukai. Ant 2 gerai kibo, ant kitų 2 ne. Tai šitie va nugalėtojai vienareikšmiškai. Tas Vestino tai vieni vartai prieš visus kitus. Ant šito irgi neblogai kibo. Jau galvakablį nutraukiau, dabar uždėjau kitą. Bet irgi labai gerai pasiteisino. Ant šito pagavau keletą tik žuvų. Kažkaip tai vilčių daug buvo, bet nekibo ant jo. O va šitas mėlynas, tai nei vieno kibimo neturėjau. Daug kas sako, kad pats geriausias, bet vat man visiškai nepasiteisino kažkodėl. Šiaip mėlynas spalva gerai, bet kažko tai. Tai va taip. Vynas ant grindinės. Per dantis kažkam tai. Opa. Tai yra. Plaukiau dabar į naują vietą. Pirmų nuleidimų iš karto atsiliepia kažkas. Gerą pusvalandį pradryfavau kitur. Vieno kibimo. Reikia va tik rasti. Labai sporda. Nebus tik drosme. Drosme. Stora kokia. Gerai, kad bent nemažytė. Visiškai. Kai greit nunėrė. Nenori. Kas yra? Gėlis. Dar viena rūšė šiandien. Tasai va. Tas didžiausias, bet ir nemažiausias. Dar kartą nuleisiu. Ir jaučiu užtek šiandien. Vieną dar žuvį pagaut kažkokią tai. Tikėjausi lydekų šiandien, bet tam dar turbūt ankstėjęs čia. Vasaros vidury, rugpjūtį prasideda. Dar kol kas nėra čia jų. Cipu prasmytę. Jamgi tu greičiau. Noriu aš namo. Uždėjau pusę didelės skumbrės, tai nenoriu, ant mažytės skumbrės tai dar ima kažkas, tai didesnė jau nebeįdomu jam. Čia kaip ir su gumom taip pat, biškį pasididinė ir gali mėtyt, nemėtas nieko, tik mažesnį užsidedi iš karto kliovas. O, staniuktelė.
Gražus kliovas buvo. Konkrečiai tempė garantuotai ant tos skumbrės didelės galvos. Bet nepasikirtom. Per mažas kabliukas gal. Bus tik man jau nukandėjo. Nunešė tą galvą man iš kartą. Uždėjau dabar uodegą. Tai tikiuosi nenunešėt. Bet pabandys gal. Kažkokia tai. Kalbėjo dar mažytę ant galą. Nedidukė hysa. Su tokia žuvim baigt žvejybą nėra labai gerai. Bet ir kaip yra. Viskas šiandien užteks žvejybos. Ilgai nebuvo labai. Važiuot namo. Iki kito karto.